Ar tau patinka miegoti po atviru dangumi? Pasvajokime dabar apie tai. Atsigulk į savo lovą, patogiai ten įsitaisyk, pajausk, kaip tavo rankos, kojos, nugara ir galva panyra į lovą. Užmerk akis. Keletą kartų giliai įkvėpk ir ramiai iškvėpk. O dabar, kai visas pasaulis miega, galime tyrinėti naktį. Įsivaizduok, kad tu guli ne lovoje, o ant smėlėto jūros kranto. Viską gaubia tamsi, tyli naktis. Be tamsos mes niekada nepamatytume žvaigždžių. O dabar, pažvelgęs į viršų, matai juodą dangų ir begalę spindinčių žvaigždžių. Šis žiūrėjimas į nakties dangų yra tikras stebuklas. Netrunka nei kelių minučių, kai staiga nebejauti nei savo kūno, nei laiko, nieko aplinkui nebelieka. Tik begalinis, visą žinantis, tyvuliuojantis smaragdas, gilus ir platus, tiesintis tylos tiltus nuo vienos žvaigždės ligi kitos. Visur paslaptis. Naktis yra ne tik laikas miegoti, tai laikas svajoti, keliauti ir tyrinėti nežinomybę. Čia aplink tokia tyla, girdėti tik kaip lengvai ir švelniai putojančios jūros bangos skalauja krantą. Tai įkvėpimo ir magijos šaltinis. Jūs sėdite ant kranto, stebite dangų, klausote jūros muzikos, jos švelnaus ošimo. Tai kažkas stebuklingo, kas apgaubia jūs savo grožiu ramybę. Jaučiate saugus. Stebite, kaip bangos apkabina smėlį. Baltos putos čiuožia jūsų kojomis ir sprogsta mėnulio šviesą atspindintys burbulai. Kaskart, kai banga užlieja jūs ir tuoj pat vėl pabėga, jaučiate vis didėjančią pilnatvės akimirką. Jūsų kūnas atsipalaiduoja, tampa laisvas, lengvas. Vanduo ir naktis jį atgaivina ir nuramina. Jaučiate, kaip jūsų širdis prisipildo harmonijos. Net vėjas nedrįsta sudrumsti tokių akimirkų.
jaučiate smėlį, beriate jį iš rankos į ranką, jaučiate tarp pirštų birias, žėrinčias, mažas smilteles. Statote smėlio pilį, pirštais kažką piešiate ant smėlio, tiesiog mėgaujatės šią akimirką. Jūs toks patenkintas ir atsipalaidavęs. Nejučiomis visos mintis ištirpsta, paskęsta šioje nakties idilėje. Mėnulio pilnaties šviesa nušviečia taką per jūrą. Jūra virsta tikru paveikslu, vertu talentingiausio menininko. Ir ten, iš jūros gelmių, prieš pat jūs, ant baltos putos, išnyra tviskanti auksinė žuvelė. Jūs žinote, kad jie gali išpildyti bet kokį jūsų norą. Pagalvokite apie tai, kokia jūsų svajonė, koks noras, ko jūs paprašytų. Jei galite apie ką nors svajoti, vadinasi, galite tai ir padaryti. Juk žinai, jeigu noras kyla iš tyros širdies ir juo tiki, jis būtinai išsipildys. O dabar saldžių sapnų, mielas draugė. Sapnuok savo auksinę žuvelę, savo svajonę.